Aš kažkada turėjau labai ilgus plaukus. Jo? Jo, aš rengiausi, žinai, oda ir kerzais ir visokių grandinių ten būtų. Geras. Tai yra buvo visai, jo, bet plaukai yra nuostabus dalykas. Vertinkit plaukus, kol juos turite, džiaukitės, kai vėjas juos kedena, pučia, kai jie jau maišo ir panašiai. Taip, aš esu trečias brolis Jonas realybėje. Pasakyčiau taip, teatras yra pionierius šitą. Jis pirmas užsidarė savo burpų, nes jis gali būti be kitų. Navai labai daug kur ir tik įsileisti tam, kad jam tarnautų. Gal čia ir nesąmonė šiek tiek pasakyti, bet navai jis biški, iš savo kilmės tai toks ir yra. Tarytum yra patogiau užsidaryti, o kita pusė panašu. Tiesiog. Nežinau, kažkas buvo ten liežuvio galo ir apa nėra. Man atrodo, kad jaučiu ant liežuvio galo. Sveiki, jūs žiūrite Klaipėdos jaunimo teatro podcastą Ant liežuvio galo. Visų pirma, apie rėmėjus. Teatrą veža SDG, taip pat Lietuvos kultūros taryba, mane rengia Wardrobe Queen. O šiandien aš turiu labai mielą, ypatingai fainą pašnekovą iš Vilniaus. Tai yra dokumentinio teatro režisierių ir kino režisierių Joną Tertelį. Ir mes šiandien turime studentų, žiūrovų, neprisimenu. Taip, iš SMK. Ir turėsime net ir klausimų sesiją su jais. Tai žiūrėkite iki galo. Ne? Labas, Jonai. Mes jau sveikinamės. Kaip tu? Sveikinamės dar prie kamerų. Gerai, prie kamerų. Dabar, žinai, viskas naujai, tarsi nebuvom susitikę. Okay. Kaip tu jautiesi? Gerai, puikiai. Ar pradedam nuo to, nuo ko visada pradedam? Jau įsižiūrėkit, žino, jėga! Kokią knygą. Aivenhas, Valteris Skotas. Aš turiu čia atsiversti, ką aš turiu? Tiesiog atsiversti, bet ką durti ir paskaityti vieną sakinį. Taip, tarė Frondebefas. O ar negali man pasakyti, šventasis tėve, kiek ten tų banditų? Štai. Frazė. Ir kaip tu galvoji, kodėl tau pakliuvo toks sakinys apie banditus? Apie banditus? Nežinau. Ar gal kažką kitką išvelgi šitoje vietoje? Šventasis tėvė ir banditai, čia fain. Ne, nieko neižvelgiu. Manau, yra šventąjį tėvą užpuolė tiek banditų. Ok. Nu, aš galiu tau pritemti, teatras yra kaip banditai, kaip banditų grupė, kultūros sektorius yra banditai ir banditų grupė, nežinau, žiūrovai banditai, herojai banditai. Dabar yra toks, iš trendo yra tokio. Jo? Nu, apskritai toks kilo klausimas, čia neseniai kilo klausimas, apskritai, kokį herojų teatras šiandien promena. Nu, kokiom savim. Ir ne tik teatras, kultūra apskritai. Ir kokį? Ką aš žinau, kaip tau atrodo? Nes visada, man atrodo, tai yra nekintantis dalykai, gėrio ir blogio kova kažkokioje. Jo, bet koks jis stiprus, išvaizdus, aukštas, žemas. Ar jis tas, kuris kančioja visą laiką, kuris herojus yra? Ar tas, kuris yra, žinai, mus išveda į priekį? Ar tas, kuris laimė? Ar tas, kuris įsimylė? Ar tas, kuris, Bet tai čia aplinkybės, kurios visada gali būti kitokios. Čia nėra, man atrodo, vieno tokio atsakymo. Jo, bet koks bendrai, toks taip pat paėmė ir žinai. Gal, žinai, šio laikinėme kontekste norisi ir yra iš žiūrovo ar toks lūkestis ar panašiai, tas, kuris išveda iš sunkių laikų, žinai, iš tokių... Iš sunkių, tai, gerai, kas yra sunku? Nu, šiuo metu, man atrodo... Ar sunku yra, kai tau viduj sunku? Ar tavo kančia yra sunku? Ar tau sunku yra, kai tu patenki į sunkią situaciją ir lengvai išsisuki? Ar tau sunku, pavyzdžiui, irgi vienas iš šiandien dažnai sutinkamų naratyvų, kad tau gal nelabai sekasi, tu papuoliai į sunkią situaciją, bet tau kažkaip pavyko išsisukti. Aš ne, aš taip globaliai, ta prasme, taip bendrinė prasme, kas vyksta šiuo metu pasaulyje, Lietuvoje ar Europoje. Tai man atrodo, kad žmonės susiduria su tuo sunkumu, neaiškumu, neapibrėžtumu, nesaugumu. Ir tai
daro įtaką ir vidiniam sunkumui, man atrodo, žinai, ir psichologijai kažkokiai žmonių ir Ar tu nemanai, kad būtent dėl to, po to jie renka žmonės, kurie elgesi grubiai, gali tyčiotis viešai, agresyviai ir panašiai, nes jie aiškus, kokie jie yra? Nes yra kažkoks apibrėžtumas, ne? Tada crazy. Nemanai, kad gal, jo, bet aš tada, nežinau, bet toks... Bet tokiu atveju tada koks yra žmogaus protas, žinai, primityvus. Kai buvo JAF rinkimai, mes su vienu bičiuliu diskutavom ir kažkaip pasvaršiau apie tokį dalyką, ar nėra taip, kad jeigu tu ruošies, jeigu yra, žinai, neramus laikai, daug neramybės, daug kur, ir namuose, ir pasaulyje, ir dar kažkur, ir kažkoks kyla lygtais noras, kad tuoj kažkas, nežinau, eisim muštis, ne? Tai pagal mokyklos tokia kategorija, žinai, tu į tą mušeikom vadovauti imsi ar Marozą, kuris tenai, žinai, tyčias iš pusę mokyklos, bet stiprus yra toksai bully, ne? Ar imsi kokią nors gykę moksleivę, kuri tenai pirmūnė yra šitose, žinai. Marozą, aišku. O ne? Nu va, o kodėl? Nu, tai va. Aš nežinau. Aš galvoju, kad jeigu imčiau gyką, gal jis išsuktų tą politiškai tvarkingiau. Bet mes gal šiandien nelabai tikim to, ne? Jo. Nes tie gykai irgi savo pridarė. Nu, toks va. Taip. Bet šiaip fainai, kitą paralelę perkelį ir tikrai atrodo, o Dieve, kokie mes paprasti iš tikrųjų, ne? Aš nežinau, bet, nu, taip spėlioju. Jo. Tai, žinai, tai tas pats klausimas, ką mes ir... Nes kultūra yra, žinai, neatsiejama yra nuo to, kas vyksta bendrai, kaip mes elgiamės gatvėje. Ir kadangi teatrą kūrė tie patys žmonės, tokie patys iš kraujo, nervų ir ten visų kitų vidurių. Tai man atrodo, ir tai kaip mes žiūrim į personažus arba ką mes norim kalbėti. O kaip tu galvoji, ar nėra, kad kultūra truputėlį, nu, tarkim, tas pats teatras, kad jis užsidaro, yra uždarytas, nu, nėra uždarytas, o natūraliai kažkaip verda savo sultise, savo burbulę. Kaip ir socialiniuose tinkluose, pavyzdžiui, ar ne, kad mes kiekvienas gyvename savo burbulę ir algoritmas rodo mums tai, ką mes norim matyti ir tada toks gaunasi, kad, nes aš dažnai tą pavyzdį studentams, kad sakau ir tada aš galvoju, gražuliui, kaip mes jį išsirinkom, o pasirodo, aš gyvenu, ta prasme, toje lokacijoje ir taip toliau, žinai, kur man atrodo visi faini, normalų žmonės, bet tiesiog mano burbulas yra toks fainas, o aplinkui. Tai va, tai ar nėra, kad ir teatras lygiai taip pat gyvena savo burbulę ir ne visai atspindi to, kas yra? Aš gal pasakyčiau taip, teatras yra pionierius šitame. Jis pirmas užsidarė savo burbulą, nes jis gali būti be kitų, labai daug kur ir tik įsileisti tam, kad jam tarnautų. Gal čia ir nesąmonė šiek tiek pasakyti, bet jis iš savo kilmės tai toks ir yra, tarytum yra patogiau užsidaryti ir po to, ir kadangi reikia daug įdirbio, tam, kad pasiekti tam tikrus rezultatus, skirtingais laikotarpiais, kaip suprantu, skirtingai yra, tu daug laiko praleidi šitoj sąlyginėje erdvėje. Ne? Ir pas mus tokia tradicija susiformavus, kitose šalyse yra, kur kaip tik jie eina, ne visur, skirtingai kur, bet yra kas kaip tik siekia labai dalyvauti visuomenį, bendruomenį. Ir ten mes neturim gal tokios, jeigu taip galima pasakyti, aukštos meninės veiklos ar įžvalgos meninės, kiek siekia įtraukti bendruomenį į kažkokias sąlyginės veiklas. Ir kai kuriuose šalyse apskritai socialinis teatras toksai kaip socialinė veikla, įtraukties į aktyvavimą, žmonių susijungimą ir panašiai, yra dažnesnė negu pas mus labai nedaug. Taip. O mes, linkę mums gal kartais patogiau. Kitas dalykas, mūsų mokykla tokia. Tai čia... Bet klausyk, aš manau, kad tu neši šitą vėliavą. Nenešu aš jokios vėliavos. Nu gerai, bet bent jau tu turi polinkį tai, ar ne, krypti šito teatro tokio, to dokumentinio teatro, ką aš ir įžangoje pasakiau, nes kažkur buvo taip, tu buvai taip kažkokiam straipsnė ar interviu ir panašiai apibūdintas. Ir man tai patiko, žinai, kad tiksliai. Man patinka apibūdintas labiau, nes būdom apstatytas. nes tavo teatrinėje veikloje, bent jau tu, aš sakyčiau, esi savotiškas
miestų tyrinėtojas, nuvažiuoja į kažkokį miestą, jį ištyrinėja ir tada padarai spektaklį. Tai buvo su Šalčininkais, Visaginu, Klaipėda, ar ne? Ir tai yra dokumentika, ta prasme visiškai. Nu, čia yra tos dokumentikos yra daug įvairios, aš nemanau, kad aš čia vienintelis tą kažkokią dokumentiką darau ar dar kažkaip, aš ateinu iš kino mokyklos, kurioje stipriausia dalis buvo dokumentika. Ne, apskritai. Ir ta poetinė dokumentika man iš tiesų, kad ir kaip gal daugam taip įkliūna, man jį patinka. Aš suprantu, kodėl jį tokia ir kodėl tai ilgi kadrai ir panašiai. Čia esu dėkingas savo dėstytojams, kurie daug atrakino, savo grupiokams, su kuriais ginčijomės daug kur. Tik aš nenuėjau į kino tą pusę, aš užėjau į teatrą, pro galinės duris daryti ten video padėti daryti ir pakliuvau į spąstus. Ir neišeina ištrūkti. Bet mano logika visa, aš galvoju, ir dabar turėjom susimulavimo procesą vieną ir Klaipėdos jaunimo teatro aktoriais. Kontekstas. Ir mes labai jaučiam tą skirtumą tame, kad aš matau daugiau kadrais. Apskritai, net ir teatrą. Nu, tam tikras situacijas ir panašiai, aš iš tiesų labiau myliu kiną. Sorry. Bet ir aš galvoju tais dalykais. Ir aš kai matęs tų dokumentinių šiek tiek filmų, aš kažkuria prasme matau tos dokumentinius filmus ir kai darau tyrimus, kalbėdamas su žmonėm ir panašiai. Ir po to bandau, ieškau tų kelių, kaip teatrą, kaip mediją sukti, kad atpažinta dokumentališkumą. Man dokumentika nėra pati kaip tokia svarbiausia. Ir dokumentikos yra daug skirtingų rūšių. Aš visai nesiremiu, tiksliau mažai remiuosi tais dokumentais. Man yra su šitais miestų tyrinėjimais, man yra svarbiau, kaip žmonės jaučiasi tame mieste. Taip. Tai uždokumentuoti yra žiauriai sunku. To labai sunku aprašyti ir aš nemanau, kad aš pats uždokumentuoju. Galbūt dalį atskleidžiu. Taip. Ir man yra svarbiau suprasti, kad žmogus pamatytų, kaip kitas jaučiasi. Ir čia tokio ir device teatro dalis, ir dokumentinio teatro dalis, ir apskritai tokio kažkokio verbatimo, storytellingo, visų šitų dalykai, kurie susijungia, jie yra apie tai, man kas su tais miestais svarbu, kad atsiprašau, čia baksnuoju mikrofoną, bet tai, kas yra svarbu, tai kad suprasti, kad dalis žmonių ten taip jaučiasi. Aš niekad negaliu atskleisti, kaip ten yra, nes visi skirtingai jaučiasi, gyvena kiekvieną dieną kitaip, vasarą vienaip, žiemą kitaip. Lėšų, resursų, laiko nėra tam, kad padaryti 10 metų tyrimą apie miestą padaryti, žinai. Bet man atrodo, vertybė yra, ir man atrodo, teatrui tinkantis formatas yra pabandyti atskleisti, kaip tame mieste, toj bendruomenėje tie žmonės jaučiasi. Bet realiai tas tyrimas vyksta, ar ne, kad jūs, tarkim, tu ir aktoriai einate, kalbinote žmonės, ar ne, ar dar kažkokiu kitų būdų? Nes aš kaip suprantu, žmogus yra centre, žmogus su savo jausenomis, ar ne, ir su savo buvimu, tarsi atstovauja tą miestą ir visą kitą, bet per žmonės, ar ne, tas tyrimas, ar dar kažkaip kitaip, nežinau, einate į bibliotekas, į archyvus ar kažką. Ne, tai skaitai įvairius dalykus, bet bandai suprasti kultūrinius paternus, kažkokius ryšius tarp to. Ir yra viena iš tų pusių, tai yra, tu nors šneki su skirtingai žmonėm, tu pradedi ieškoti, kas tarp tų žmonių, kurie gal gyvenime niekad nėra susidūręs, gyvena skirtingose miesto taškose, visiškai kitose socialiniuose, ekonominiuose sluoksniuose, kas tarp jų yra bendro. Ir tai padeda suprasti, kas galbūt šitam kvartale skraidžia. Bet aš ne tik dokumentiką darau. Gerai, papasakok. Nu, pavyzdžiui, kita pusė yra, aš darau tą vadinamą device teatrą, nežinau, aš nemoku gal jo taip teoriškai apibūdinti, bet jo esmė yra tai, kad aš remiuosi, darau tyrimą su tais pačiais kūrėjais tam tikrą temą. Ir aktoriais. Ir kaip jie reflektuoja, nes aš tikiu, kad jų pasaulėjauta yra kur kas daugiau, negu jie kartais galvoja. Pas mus teatre gal nėra įprasta, kaip čia pasakyti, mūsų teatre labiau įprasta dirbti pagal medžiagą, o ne ją kurti.
Ir tada atsiranda toks dalykas, kad tu ateini tarytum su tokiu projektu, arba tave kviečia su tokiu projektu, tai tenai būtent kolektyvinės kūrybos principų kurti ir tu ateini, žmonės pradeda tai lyginti, kaip tarytum tu dirbtum su dramaturgo medžiaga. Tie patys aktoriai, su kuriais dirbi, ir sako, ne, čia, tai kaip čia turi būti. Tu sakai, man įdomu, kaip tu jauti, kaip turi būti. Ir ieškai pas žmogų ne kaip pas aktorių, o kaip pas žmogų. Taip. Jo patirtyje dalykų. Tai yra šiek tiek kitas procesas ir šiek tiek kitaip. Kitas dalykas dar ir fikcinius, tada, kur pagal medžiagą. Kartais pats tą medžiagą parašau, kartais kas nors ir parašęs ir panašiai. Tai aš nesu tik. Nesi vien tik tai suprantu. Man įdomu tirti, kaip žmonės jaučia pasaulį ir man įdomus teatras yra gal tuo kaip medija. Aš atėjau į jį tirti kaip medijos, tą kartu nuo pirmo pačio spektaklio, man įdomiausias medijiškumas jo. Ir kaip pradėjau video daryti spektakliuose, tai buvo klausimas, kur tą ekraną pakabinti, kaip jis turi veikti ir nuo to prasidėjo, o tai kaip jis turi veikti su tuo, kaip aktorius veikia, kuo skiriasi aktorius kine ir teatre, kaip jie gali žaisti, kaip jie gali oponuoti ir panašiai. Ir dėl to pas mane daug kur spektakliuose nėra video. Nes esi žmogus iš video, ne? O tai klausyk, tai prieš kiek tu metų pakliuvai tos pastus? Kiek tu jau esi tam teatre? 19 amžiaus vidury. Aš teatre, jeigu kaip režisierius, tai kuriu 10 metų matyt, o tada dar kokį 4 atgal kažkur pradėjau. Aha. Tai kaip čia atsitiko? Kodėl? Nes tarsi ar nestudijavai kiną? Taip kaip būna. Taip ir atsitiko. Aš pradėjau, teatru aš domėjausi nuo paauglystės, aš druskininkietis, turėjau druskininkuose, lankiau teatrą tenai, mieste ir mokykloje ir gal tai buvo, dar brolis aktorius. Taip. Panašiai. Tai daug tokių faktorių, kurie veikia ir kurie traukia, dar po to išsiaiškini, kad ten ir kažkur giliai giminėje yra buvę visokių žmonių linkusių skaitimus daryti ir panašiai. Ir kažkaip patekau. Aš dirbau ir toj visoje video sektoriaus dalyje, ir reklamų, ir filmų, ir daug su montažu dirbau, ir daug aikštelį dirbau, ir pasiilgstu aikštelės labai. Ir kartais turiu savo priminti, kad teatras nėra filmavimo aikštelė. Ir manau, kad aš dar ten grįšiu, bet šiuo metu ieškau to kelio. Nu gerai. Pakalbėkime, Aleta, apie aktualiją, kad tu... Kad tu visą mėnesį... Kodėl aš sakau Ale? Dėl to, kad kai mes išleisim šitą podcastą, jau bus toks, žinai, jau pasenęs dalykas, bet žodžiu, nesvarbu. Kad tu beveik mėnesį laiko praleidai Klaipėdoje, turėjote procesą su Laima ir Simonu ir tu čia dabar truputėlį paminėjai. Ar gali papasakoti, kas ten buvo, ką jūs darėte už tų uždarų durų, nes mes kaip teatro administracija taip ir nežinome. Aš nežinau, kaip jūs įsileidžiate iš viso tokius projektus. Bet gal taip pasakysiu. Tas projektas kilo mums 3, atskirai kilo. Pradžioj, Laimai kilo noras pasikalbėti ir galbūt galim kažką statyti ir mes turim ir be šito projekto dar tokių visokių pasvarstymų. Simonui irgi kilo ir man atrodo, mes tiesiog visi 3 priėjom prie kažkokio tokio etapo, kur į dalykus, kuriuos darėm, mes norėjom pasižiūrėti šiek tiek kitaip. Šiek tiek labiau, kas atrodo mums artimiau to, kokie mes patys esam, kaip mes norėtume iš tiesų daryti, ne kaip reikia daryti. Kažkaip bandyti paieškoti, ar mes galim sukaupę tą patirtį, kurią turim, atpažinti kitus dalykus ir pabandyti iš to konstruoti kas tas, kur gerai jautiesi kurdamas ir keliaudamas. Ir iš to prasidėjo tokios diskusijos, susirašinėjimai, kažkokie pokalbiai. Pradėjom ieškoti kažkokių temų, pjesių, dar kažkokių dalykų ir tame pradėjo gimti įvairūs įdomus dalykai.
Tada jiems šovė į galvą mintis, kad gal reikia. Ir čia mane prieš šventes nustebino. O parašė, sako, mes čia turim periodą, kur šiek tiek esam laisvesni. Gal tu nori atvažiuoti. Ir gal mes čia galim intensyviau ties to padirbėti. Man labai patiko šita mintis. Tai aš atvažiavau ir mes padirbėjom intensyviau. Ar yra aišku, kas tai bus, kada tai bus, kaip bus, aš galiu pasakyti vieną dalyką, daug dalykų yra aišku, aš ne viską dabar čia pasakosiu tau. Galiu pasakyti vieną dalyką, kad buvo labai didelis noras, mes apskritai pradėjom nuo to, kuo norėtumėm pasidalinti su žiūrovu. Realiai. Ne tai, ką mes ten norim spręsti apskritai, nuo to prasidėjo apskritai mūsų veikla, koks, tenai toksai, bet kuo norėtų, kokia tai turi būti atmosfera, kas tai turi būti, kaip žmogus turėtų jaustis ir labiau norisi tokį surasti tą, iš tiesų labai ieškom, kaip sukurti šiltą, jaukų būvį, iš kurio nelabai norėtum tu išeiti po spektaklio. Ir netikslas ten išlaikyti žmogų ten toje juodoje salėje kažkur ilgiau, bet kad iš tiesų žmogus šiek tiek pailsėtų nuo tos įtampos ir nerimo ir daug dalykų, kurie vyksta aplinkui, bet pailsėtų ne tokiu kažkokiu pasyvumu, ne tokiu, žinai, taip kaip paplūdimy, žinai, bet tokiu įdomumu. Santūriu įdomumu, neprovokuojančiu. Žodžiu, tai toks mes čia kaip atmosferos prasme, taip galvojam. Taip. O kūrinio prasme mes turim, daug labai jau turim. Bet jūs kūrėte patys, jūs Mes turim medžiagą, kuri mus inspiruoja. Tokio vieno, net nelabai suprantu, kaip mes jį radom ir išknisom, kūrinį vieną ir nelabai žinomo autorius, bet radom tokią ištrauką ir dabar žiūrim, kaip ar galim ten susirasti išplėstinę dalį. Bet jį mus pradėjo inspiruoti šiek tiek kokiu keliu keliauti. Ir labai daug padėjo daug visokių tokių praktikų keistų, kurias mes čia bandėm per šitas dienas. Ir pas mus mes turim praktiškai personažus. Turim situaciją, turim dalį istorijos, turim formą, dalį scenografijos, daug visai dalykų. Ir atėjom į tai visiškai kitų kelių negu paprastai. Tai tas yra labai faina. Ir toks, kad... O koks tas kitas kelias, ką tu turi omeny? Mes nesprendžiam spektaklio. Mes net negalvom, kad tai bus spektaklis. Tiesą pasakant, mes net galvom, kad gal tai bus ne spektaklis. Ir mes galvom apie pasaulį, o ne apie sceną. Apie žmonės kažkur kitur, ne čia, bet ne apie sceną. Ne apie... Gal labiau tarytum apie filmą. Man tai, žinai, man tai viskas filmą, bet tarytum apie filmą labiau galvoju. Nu gerai. Pakalbėkim dabar apie tave. Apie mane pakalbėkim. Kas yra, kaip tu pasakytum, apie ką yra Jonas Tertelis? Kas tai yra per žmogus? Apie Joną. Pradėkim apie Joną. Ar Jonas yra trečias brolis Jonas? Jūs esate 3, taip? Taip, aš esu trečias brolis Jonas realybėje. Geras. Taip. Kaip tu jautiesi? Kaip tu jauteisi? Ar tu pikai ant tėvų dėl šito bajeriuko? Ar tai tau atrodo, kad čia yra labai faina tave pavadinti Jonu? Skirtingais laikotarpiais, skirtingai aš tai priėmiau. Aš kiek žinau, mano mamos tai buvo noras ir tai bus matyti susijęs su tuo, kad tais metais mano senelis iškeliavo. Ir jisai Jonas. Taip. Aha. Tai matyti dėl to, žinai, skirtingais periodais, taip, tai yra juokinga, iš kitos pusės. Du buvo turtingi, du buvo protingi, trečias poetas.
Žinai, Bet ne tik, bet ir Justas yra vidurinysis? Ar, Taip. nu, tai jis irgi prie tų poetų, galima sakyti, ne? Prie tų jo, menininkų. bet čia žodžiu. Nežinau, čia yra ką veltis, bet gal tiesiog man gal buvo fun kažkurio metu, po to buvo kažkada ir ne fun, po to buvo fun, po to gal bandau, kad negalvot, kad tai mane apskritai kažkaip apibrėžė. Tiek. Aš kiek žinau, tu su broliu esi daręs kažkokį bendrą kūrinį, ar ne? Mes esam darę spektaklį Jas Munken. Esam turėję daugiau procesų kažkokių bendrų projektų, gal nebūtinai teatrinių, o spektaklį Jas Munken jo esam darę ir rodė šitoj salėje. O, geras. Ir kaip tas santykis su broliu, kai... Nes man atrodo, čia, žinai, čia lygiai taip pat kaip dirbti su antra puse, kaip dirbti su broliu ar sesė, kur sunku nubrėžti tą ribą. Tai kaip čia dabar, čia mes kolegos, čia ne kolegos, čia brolius sesė, čia... Aš manau, su antra pusė lengviau. Jo? Kodėl? Nu, nes yra, kaip čia pasakyti, nežinau kodėl, bet manau, kad lengviau. Ne, mes... Buvo nelengvas procesas ir ten daug buvo visokių iššūkių, manau, tiek jam, tiek man. Bet jūs padarėt? Jo, tai turėjo būti paskutinis mano iš viso darbas su teatru. O, ne šitaip, ne? Aha. Nes aš po darbo su video, aš kažkaip buvau nusprendęs tarytum gal užteks toj terpėj būti ir grįžti atgal prie visokių ten savo reikalų reklamai gal ir panašiai. Ir draugai tada įtikino, kad gal tu nori pats parežisuoti teatre. Tai tada aš turėjau dar keletą likusių klausimų, kurių buvau savo neatsakęs. Tada sugalvau pamėginti, menų spaustuvėje Vilniuje yra tokia programa Atvira erdvė. Tenai aplikavau, parašęs tokią grafomanišką anglų kalbą pjesę, tokia nesąmonė smagia. Ir kažkaip jie manim patikėjo, davė ten kažkiek, šiek tiek gauni resursų, gauni šiek tiek erdvės ir pasikviečiau brolį. Brolį ir Gretą Grinevičiūtę pasikviečiau ir šokti, nes šokio irgi nesupratau tuo metu šiuolaikinio. Tai ten daug labai išmokau iš Gretos ir Sigutė Ivaškaitė dar buvo kaip dramaturgė, prodiuserė, daug fainų labai žmonių supo, kurie mokė. Tai tam tarpe pasikviečiau ir brolį padėti. Bet brolis turėjo daugiau patirties teatre. Tai jam, man atrodo, kartais norėjosi labiau padaryti taip, kaip reikia padaryti. O aš labiau norėjau, kaip aš norėjau padaryti. Tai natūralu, kad dar šalia to, kad jaunesnis brolis režisuoja, kas nėra lengva, ne? Tada dar atsitinka ir ten priešas. O tada dar kitas dėmuo yra, kad ten taip supuolė, turėjo vaidinti vienas jaunas aktorius ir jį kurso vadovas pasikvietė atgal. Nu, ten kaip ir pasakė, kad čia neverta arba studijuoja, arba kažkaip panašiai. Ir aš dariausi castingą, nelabai man ten jau buvo laiko ir kažkaip žmonės buvo daug abejonių dėl tos anglų kalbos ir tada padariau tą dalyką, kurį niekam nerekomenduoju daryti, bet pats lipau į sceną. Ir ten mes buvom su broliu kartu, tai tada režisuoti tampa dar sudėtingiau. Taip. Tai, žodžiu, tai daug labai bandžiau dalykų, kurių nereikėtų daryti. Bet tai čia pamokos, čia mokykla, nuostabi mokykla. Jo, kaip matai, aš po to ir likau užstrigęs čia, tai dar daug klausimų, per daug liko, žinai. Ar dabar jau tiesiai atsakėsi tos klausimus? Oi, ar klausimai kyla vis, žinai, su amžiumi vis daugėja ir daugėja? Ne dėl amžiaus, dėl to, kad aš kiekvieną projektą darau, kiekvienam projekte bandau atsakyti tai, kas kyla prieš tai. Tai praktiškai nėra tokio, aš nedarau to paties, man kažkaip neįdomu. Bet aš turiu klausimų ir jie nesusiję su turiniu, jie susiję su medijom. Kaip tai medijuoja ir kas kodėl medijuoja. Ir vienu momentu man yra svarbiau, gali būti apskritai garsas arba svarbiau,
kaip mes prieinam prie tos medžiagos pačiam procese, kitu atveju man gali būti svarbiau kažkoks vizualumas. Kaip buvo tų kūrinių, kur, pavyzdžiui, irgi, kaip sukur dokumentalumą su aktoriais. Tarkim, Nežinoma žemė šalčia buvo. Labai, toks, kaip atkurta dokumentikos jausmą, kai aktorius vaidina tekstą parašyti. Ir daug tokių iškeli savo klausimų, kurie galbūt daliai žmonių ten po to, kai žiūri spektaklį, kam čia tas buvo, bet tai ne, man svarbu, kaip kūrėjai toliau. Ir ten buvo tai dalis, kur aktoriai mokėsi tekstą ne iš išrašyto teksto, o iš audio įrašų. Su visais ir panašiai. Siekiam atkurti tą dokumentalumą ir man regis pavyko, kai kuriam aktoriam nuostabiai pavyko. Aš prisimenu tą repeticiją, kur sėdžiu ir Miglė Polikevičiūtė tokia senolė daro. Čia kažkas nesueina, nes aš girdžiu vyresnio amžiaus žmogų, matau jauną žmogų ir, žinai, toks ir daug tokių fragmentų, kas liečia būtent, kaip mes žmonės, kurie sėdim tenai, suprantam, pajaučiam kitus dalykus ir panašiai. Gal ne visą laiką pavyksta pasakyti, ką ten nori įžvalgos prasme, bet man gal šiek tiek kitas dalykas ir yra įdomiausias. Tai kaip mes kaip žmonės reaguojam ir apskritai ta kolektyvinė patirtis, kuri yra salėje sėdint, kas su mumis darosi ir dėl kokių priežasčių. Ir į kur mes nukeliaujam per tą langą, ar per aktorių, ar per tą video, nežinau, per garsą. Irgi medija, ne? Jo, taip. Labai daug medijų teatre yra. Nu gerai, Jonai, bet tu sukiesi ir išsisukinėjai nuo vėl grįžtam į teatrą. Aš noriu apie tave sužinoti. Gerai, tai klaus. Ką tu mėgsti? Ką tu mėgsti veikti, kai nedirbi, kai galvoje neverda tau kūrybiniai procesai, kai nereikia kažką atrasti kažkokių sprendimų ir taip toliau? Ką mėgsti daryti? Koks yra tavo, ką tavo širdelė mėgsta? Širdelė mėgsta. Man patinka, aš mėgstu vaikščioti, labai mėgstu vaikščioti ir mėgstu gamtą, mėgstu po gamtą vaikščioti. Kartais per daug jau vaikštau. Tai čia vienas dalykas, mėgstu pokalbius su žmonėm. Man patinka, kuo jie gyvena, kaip jie gyvena. Mėgstu kartais tiesiog sėdėti ir žiūrėti į ką nors, kur šviesa gražiai krenta. O, geras. Anksčiau turėjau tokį, dabar jau nedarau to. Anksčiau turėjau tokių profesinių ligų, kur, pavyzdžiui, sėdėdavau, gerdavau kavą, dar kai rūkiau. Gerdavau kavą ir rašydavau dialogų žmonėm, kuriuos matau. Kaip fainiai. Po to aš kai labai įdomu po to paskaityti, ką prirašai. Nieko su tai žmonėm nesusiję, tiesiog su tavim. Mėgstu su draugais, mėgstu draugus lankyti, mėgstu stebėti kažkaip, nežinau, kažkur atsidurti, kur paprastai neatsiduri. Vieną kartą, kai galiu. Mėgstu buriuoti, jeigu būna proga. O, geras. Mėgstu, jau žinau, kad už šitą komentarą gausiu kitą komentarą iš draugų. Bet mėgstu keliauti kažkur. Man patinka, kuo toliau, tuo labiau pradinu mėgti pasaulį užjuodas dėžės ir ten man kažkaip daug dalykų įkvėpia. Skaityti mėgstu, audio knygas mėgstu. Tokios aistros, kad turėčiau, pavyzdžiui, kaip ten su kaitais varyti ir banglentėm, tokios neturiu, bet gal atsiras. Nesi gal ekstremalas, žinai, gal tau? Žinok, aš irgi taip galvojau, bet kai iššokau su parašiutu iš lėktuvo, supratau, kad man labai tai patinka. Tai jo. Bet žinai, man atrodo, yra skirtingos tos, pavyzdžiui, man biški vanduo mane gąsdina, bet oras, aš irgi su parašiutu šokus, man oras tai patinka, žinai, tai vad gal čia yra, nors Simas sakė, kad kaitas yra oras, ne vanduo, žinai. Tai, jo, tai... Bet aš nežinau, man yra stichija, šiaip apskritai vėjo ir vandens yra apskritai arčiau. Šis dėl to man jūra patinka. Dėl to, matyt, aš čia vis grįžtu. Bet
Tikrai patinka. Man kažkas tenai veikia. Su jūra kažkokį turiu. Vis galvoju, kad, žinai, nesvarbu. Sakyk. Nesvarbu. Čia gal išsiplėsiu. Gal, tai jeigu tai patinka jūra, gal vis dėlto išmainysi tą sostinę į pajūrį? Gal, niekad negali žinoti. Gal grįšiu į tą pajūrį, kur nėra jūros, žinai. Čia tai filosofiškai. Ne, druskininkai, žinai, mes turim irgi savo kopas, tik jūros neturim, dėl to taip ir trūksta, žinai. Gal dėl to, bet nežinau, kažkaip negalvoju, kas čia kaip, nerašau savo gyvenimo knygos, kur ten, gyvena ten, patraukit. Ne. Man kažkaip, jeigu aš bandau visą laiką perklausti savęs, kas svarbu ir kas svarbiausia ir kažkaip keliauti ten, kur svarbiau, negu ten, kur svarbu. Ok. O kaip sudėtinga. Jo, čia svarbu, nesvarbu. Šis, faina. Nežinau. Klausyk, o apie kūrybą, bet dažnai nenoriu to formuoti tokios tradicinio, stereotipinio klausimo, kas tave įkvepia. Ne, aš noriu paklausti, kaip papildai kūrybinį savo indą. Nes yra teorija, kad reikia kažkaip pildyti, ką tu ir darai, vaikščioti ar kažkaip. Tai, ar tai ir yra tas būdas, kur, žinai, įsikvėpi, ne tiek, kad įsikvėpi, bet prisipildai. Anksčiau aš turėjau tokią problemą, kad aš spręsdavau žmonių problemas. Ir jie ateina, yra dalis projektų kyla, nes kažkam kažko tai reikia, kažkokių tokių, arba neturi kažkokiai auditorijai, dar kažkokių, tokių visokių atsiranda. Ir tada tu ieškai, kaip tos tam tikros temos, kryptys, kurios tuo metu atliepia, kažkaip atsispindi pasaulyje. Ką nors čia aiškus pasakiau? Taip, taip tie projektai ir yra iš kažkokio problemos kažkokios. Ilgainiui, ką išmokau, kad tai yra nesąmonė. Ta prasme, tą galima daryti ir amato prasme daug dalykų gali iš to išmokti, bet turiu tokią fainą frazę, kuri man pačiam visai patinka, kad teatre gėlės neauga. Taip tariant, čia dirbtiniai augalai, ne? Taip. Ir jeigu mes norim, kad teatre žydėtų gėlės, mes turime jas atsinešti iš ten, kur jos žydė ir auga. Ir jeigu mes teatre praleidžiam, grįžtam prie tavo užsidarimo klausimo visą laiką, tai mes nelabai mokam gyventi. Nelabai mokam mylėti, nelabai mokam džiaugtis, nelabai mokam iš tiesų liūdėti ir verkti, kiek vaikščioti ir filosofuoti apie tai. Ne? Tai mano dabar, kas mane papildo, nepapildo, įkvepia, yra tai visas tas pasaulis už šitų 4 sienų. Ir kartais būna žiauriai liūdna, bet jeigu tu prisiminsi, kad kiekvienas šuo tau linki kažko faino, tai kiekvienas šuo, kurį sutikai gatvėje, gali tau sukelti šypseną. Jeigu kažkaip pagalvosi, kokį kelią nueina ten nuo sėklos augalo iki žiedo dalykas, tai tada pamatysi ir kuo tas žiedas fainas. Kuo tas žiedas fainesnis už tą, arba kaip tas fainesnis už tą, dar gal jie šnekas. Tai čia viena ta pusė. Kita pusė, tai kitaip tariant, pasaulyje yra labai daug gražių dalykų ir labai daug gražių žmonių, gražių ryšių ir kartais labai tragiškų tų situacijų, sudėtingų ryšių ir panašiai, bet toks aš kažkaip labiau noriu matyti tokį, kaip čia pasakyti, ieškau to, kur ta harmonija bando ir disharmonija kažkaip bando keliauti ir kur kažkaip manifestuoja. O kita pusė panašu. Tiesiog. Ne, nežinau, kažkas buvo ten liežuvio galo ir nėra. Ir pradingo. Mes kalbėjome, kad apie įkvėpimą, ar ne? Apie prisipildymą. Ar ne? Ar aš pati? Taip. Tu vedi, ne aš čia, žinau. Tu mane užliuliuoji. Wake up! Aš tiesiog paskui tavo gražų pasakojimą. Nežinau. Esu atsipalaidavęs, man tai
Gerai, galime šito nebetęsti. Mes turime auditorijas ir mes galim paklausti, ar jie turi klausimų. Jonui Terteliui. Aš tik nieko nematau. Aha, mes nieko nematom, bet ar turite klausimų? Gerai. Balsas iš anapų šviesų. Bent vieną klausimėlį. Tai aš gal užduosiu klausimą, irgi toks labiau asmeninis, tai ar džiaugiatės tuo, kuo esate? Ar džiaugiatės to, kuo esate, aš jeigu ką įgarsinu, jeigu netyčia nesigirdėtų? Aš nežinau, kuo esu dar gal. Aš mokausi džiaugtis. Vis daugiau džiaugtis ir kažkaip vertinti tai, ką turiu, tai, ką gaunu iš kitų, tai, kuo su manim pasidalina. Ir jeigu pavyksta su kitais pasidalinti. Nes kartais nepavyksta ne dėl to, kad kiti ten nenori išgirsti dar kažką, bet kartais nepavyksta išartikuliuoti. Bet kažkaip man tas kelia džiugesį. O tai klausimas, kiek tai mane apibrėžia, aš nežinau. Bet dar vis mokausi daug dalykų. Vat vienas dalykas, kurį prisiminiau iš šito, ką tu paklausai, yra ta faina diena, kai pradedi suprasti, kad tai, kad tu kuri teatre, kad tu matai kreivai tą pasaulį, yra šiokia tokia privilegija. Mhm. Ir tai, kad kažkokį matydamas, man čia buvo, aš stotelį sėdėjau ir mačiau tokį maišelį, kurį pūstė vėjas, bet jis užsikabinęs už kažko, buvo iš šiukšliadėžės, niekaip negalėjau išlipti maišelį. Ir aš sėdėjau ir mačiau, man tokį meškiuką kažkokį priminti. Tokis nesąmonė, bet ir kažkur tuo metu toptelė į galvą, kad supratau, kad gali būti, kad ten tarp tų 15 žmonių, kurie toj stotelį yra, greičiausiai aš vienas matau ten meškiuką. Ir galvoju, blemba, koks mano pasaulis yra vis dėlto spalvingas ir įdomus. Ir kad gal kartais nelabai pasidžiaugiu tuo. Tai vat kažkaip mėgautis tą kažkokiam crazy asociacijom ir kitais dalykais irgi padeda džiaugtis. Bet ar tuo, kuo esu, nežinau, ar džiaugiuosi. Gal, matyt, šiek tiek. Čia gal tas ir yra kelias pradėti džiaugtis tuo, kuo esi. Tai priimti save visiškai 100%. Aš kažkada mačiau internete, ten pasidalino draugė ir man labai patiko ta mintis, kad eilinė tavo diena kažkam kitam gali atrodyti svajonių diena. Kad mes dažnai net neįvertinam, ant kiek, negalima sakyti ant kiek, bet kiek mūsų gyvenimas yra fainas, spalvingas, privilegijuotas, ar ne, ir ypatingas, nes ir aš kartais galvoju, ta prasme, kaip ir kartais tokia atrodo beprasmybė, ką aš čia darau, bet tada galvoju, palauk. Bet taigi čia yra, ko aš visada norėjau, kur aš ėjau ir taip toliau, žinai, man atrodo, kad dažnai tai, ką tu norėjai paauglystėje, ir yra tas kelias, ką iš tikrųjų reikia daryti. Tik tai dažnai žmonės prisiklauso mokytojų, tėvų ir kitų išorinių žmonių ir paklauso jų kažkokių idėjų, išminties jo ir savo tas svajones palieka toje paauglystėje. Ir jeigu nepaklausai ir vis dėlto padarai, tai... Ja, aš būčiau labai norėjęs savęs nepaklausyti. Ir būti gydytoju, tai ką tėvas mano norėjo. Bet aš jo netapau. Aš nemanau, kad, žinai, yra tėvai, kai ten nori kažko arba ten suaugę sako, kaip daryti. Manau, tam yra priežasčių. Ir tam yra tokių, kaip čia pasakyti, ir lūkesčių, ir linkėjimų, ir panašiai. Ir kartais mes to neklausom, nes ten, žinai, reikia maištauti, daryti visokius ten dalykus ir panašiai. Bet man atrodo tiesiog, bet koks kelias yra kelias. Taip. Tiesiog. Čia nėra svarbu. Aš kažkaip su to prasmingas darbas, bet medikai aš suprantu, kame prasmingas, nes iš principo yra tarytum padėti žmogui, ne, kad jis ilgiau gyventų ir ieškotų toliau prasmės. bet man atrodo, kad tai va ten aš gal matau kažkokį tokį, kur toks tiesiogiai galbūt taip susijęs su žmogaus gyvybe kaip tokia. Bet šiaip tai man atrodo darbas, kai supranti, kad tu esi visuomenės dalis, ne vienas saloj gyveni.
Ir kažkaip mes visi savai prisidedam prie to dalyko. Taip, prie pasaulio O ten gražinimo. ir prasmingas, ir neprasmingas. Aš nežinau, ar gražiai, man ten gal tiesiog prie Gėrinimo. vystimosi toliau, jo, bet prasmingas ar neprasmingas, tai nežinau. Gal keiščiausiai atrodo, kai žmonės labai nori prasmingą kažkokį padaryti dalyką, iš tada atrodo, kad persistengia. Tarytum. Taip, gal ne visada, bet. Tai, jo. Tai Bet faina yra, kai žmonės turi labai toli einančias ambicijas, kurios yra paremtos ne tame, kad tai yra prasminga, bet įžvalga, kuri yra ir kaip ją galima perteikti. Ir čia tuo profesionalus menas apskritai yra, man atrodo, amazing. Tai, kad mes galim pažiūrėti į kai kurių žmonių ir visi šiandien galim pasižiūrėti. Ne dvaras, o visi galim pasižiūrėti tai, kas darosi kito žmogaus asociatyviniam kažkokiam pasauliu, kaip jis jį išreiškia per muziką, teatrą, vizualiką, dailę. Dabar jau ir ten yra skaitmeninio meno formatų ir panašiai. Man atrodo, kad tai yra wow, kaip įdomu, kaip toli. Tai kartais mes pamirštam, kad tai irgi gėlė. Taip. Tai palauk, ar aš teisingai supratau, kad visai būtum norėjęs būti mediku? Bet paklausai savo svajonių, savo paauglystės, ne? Bet ar tikrai, ar tu jauti tą, ta prasme, ar, žinai, tas norėti, bet ar jauti, kad jeigu aš galėtum... su šiandieninė patirtim grįžčiau į ten, kur man buvo 18-17 metų, aš tikrai skirčiau daugiau laiko chemijos pamokom ir laikyčiau egzaminą ir eičiau į mediciną. Aš taip manau. Bet reikia suprasti tą dalis, kad aš kai buvau 17, aš neturėjau šitos patirties ir matyt tame, jo. Bet aš neturėjau vizijos, kad aš būsiu teatro režisierius ar kino režisierius. Ne, aš nežinau, ko aš būsiu. Bet kur tu stoji į bakalaurą? Verslo vadyba. Okay. Bet aš praktiškai metus neišsimokęs, aš perstojau po metų. Aha. Okay. Čia su tokia banga, man atrodo, tuo metu vadybininkų ir verslininkų, ne? Ne. Aš ten prirašęs buvau daug visokių profesijų, labai skirtingų profilių. Atskira istorija kada nors. Ten. Taip. Jo, bet ne dabar. Ne. Ne, o prie to mediko aš grįžtu, žinai, kad, tarkim, aš tai tragiškai bijau kraujo. Jeigu aš pamatyčiau, kad, žinai, alpstu, ne alpstu, bet silpna darosi. Ir ar tu neturi šitų, tu turi tą šaltą kraujiškumą šitoje vietoje, žinai, ar galėtum? Bet tą aš klausiu iš savo fiziologinės pusės. Taip, galėtum. Galėtum, ne? Mano tėtis gydytojas. Tai aš daug laiko praleidau matydamas, kaip jis dirba. Jis tiesa neurologas yra, jis dirba su vaikais, mažamečiais vaikais, turinčius cerebrinį paralyžių ir panašiai. Ir man tas pasaulis tada neatrodė svetimas, netgi tiesą pasakius draugiškas. Ir kažkaip, jo, aišku, tai nemalonu gal kažkuriais aspektais, bet kai tu pradedi suprasti, kaip tas kūnas veikia panašiai. Aš kartais pasižiūriu visokių medicininių YouTube'inių dalykų. Jo, man kažkoks tai nėra visai faina. Šiaip kaip tas organizmas veikia, kaip veikia, kaip žmogus, dėl ko mes kartais taip. Čia labai panašus dalykas. Žmonės sėdi salėje ir kažkodėl kažkaip jaučiasi, ne? Ir kažkas vyksta su tavo nervų sistema, su tavo veidrodiniais neuronais, kaip tu ką atpažįsti, su kuo, kaip veikia empatija ir panašiai. Tai daug chemijos tame yra. Ir žinai, tai čia kažkuria prasme susisieja tie. Ir tas gal ir smalsu. Ir tada įdomu supranti, kaip jis gali veikti. Yra kitos bėdos, kurios galbūt yra, man atrodo, pas gydytojus, kuris išauga ten irgi. Jie irgi užsidarė savo 4 sienose dirba. Ir, žinai, ir sprendžia. Asmeninės problemas. Asmeninės visur mes sprendžiame, mes žmonės esame. Bet man atrodo, ten yra kiti iššūkiai, ten, žinai, tapti dievais ir viską žinančiais ir panašiai. Tas pats, kas teatre. Tai čia yra, man atrodo, jo.
Ar vyriausiasis brolis nukrypo į mediciną, ar yra menininkas, aš kažkaip šitą? Ne, jis ne į mediciną, jis tai baigė biomechanikos studijas, dabar dirba su įmonės, dirba su medicinė įranga, bet čia jo asmenis. Taip, suprantu, kad, ta prasme, žinai, kas menininkai, kas medikai, man šitas buvo įdomu, nes kažkaip taip kartais rodosi, kad yra to tokio, nežinau, ar čia tėvai išprogramuoja, nes aš tai, žinai, klausausi tavęs ir apie save galvoju, dažniausiai žmonės taip daro, ne? Būna. Ir galvoju, kad ar tėvai išprogramuoja, ar vis dėlto genetika yra tikra. Nes aš, pavyzdžiui, irgi savotiškai gyvendinu savo mamos svajonę ir esu žurnalistė, žinai, ko jinai nepadarė. Tai vat, kažkoks toks yra, kad... Aš kadangi tikiu mokslu, tai manau, kad genetika yra tikra bet kokiu klausimu. Bet, man atrodo, yra... Kodėl reikia mokytis istorijos? Kad žinotum, kaip elgtis ateitį? Kad žinotum, kad tu taip pat elgsies. Tiesiog tu galėt pažinti tą dalyką, ne? Tai lygiai tas pats, man atrodo, mes nelabai faina suprasti, kad esam, žinai, iš tėčio ir mamos, kad ne vieno genai dviejų yra, čia vienas dalykas, o kitas dalykas, kad daug tų dalykų mes turim polinkį. Ar mes juos skatinsim, ar ne, tai nereiškia, kad tėvai mūsų apibrėžia, bet tėvai duoda kryptį. Taip. Tik tai klausimas, ką mes su to, jeigu mes jau atpažįstam, ką mes su to darysim. Ir dėl to, kai kurie eina visai kitais į kitą pusę. Kaip maištas, ar ne? Gal. Aš nemanau, kad mes labai sąmoningai suprantam visus savo sprendimus. Bet tokia mūsų reakcija kažkokia. Taip. Tai čia... Ar tai svajonė, ar tai, žinai, klausimas, kas yra, tai žurnalistika irgi, žinai, žurnalistika nėra dalykas. Dalykas, kurį tu kažkaip tai dėlioji, mintis, konstruoji į tekstą, tą tekstą kažkaip galvoji, kaip jį perpasakot kitam, ne? Tada dar kokiu formatu tai pasakot, daug šitų dalykų. Tai čia vat klausimas, kas tau, su tuo, kaip tu matai pasaulį ir kaip tu... Bet čia irgi yra viskas apie žmonės. Visiškai. Na, jeigu taip žiūrim. Taip. Bent jau aš esu čia tik dėl žmonių. Ne dėl įvykių ir ne dėl politikos ar ekonomikos. Nu jo, bet yra žmonės, kurie mato pasaulį per kitą prizmę. Jie mato, tai žinai. Įdomu pasižiūrėti ir per kitą prizmę. Dar klausimas, labai man svarbus. Ar jums yra svarbu pripažinimas žiūrovų, kolegų, vat jūsų kūryboje? Galiu iš šitą atsakyti, tai man anksčiau buvo labai svarbu, pavyzdžiui, kryžiai, ne, auksiniai scenos. Kurį turi Jonas vieną? Taip? Ar daugiau? Gal daugiau kelis turiu. Bet rimtai? Kaip komandai dirbantis jo. Bet yra ne tame gal dalykas, kad kažkada pradžioje, kai dirbom kai atėjau ir dariau video, man buvo labai svarbu, kai matai labai daug, kiek žmonės atiduoda ir tikrai nuoširdžiai džiaugiausi, kai gavo už Mr. Fluxų spektaklį No Theater komanda, visa, tam tarp ir aš, bet visa komanda. Ir man labiau buvo džiugu už juos kažkaip. Ir tada man atrodo labai svarbus dalykas. Ir tuo metu tenai seki, kas ten nominuotas ir panašiai. Taip nutiko, kad esu gavęs už spektaklius, kur režisavęs. Bet ilgainiui kažkaip supranti, kad tas įvertinimas ir apdovanojimas, įvyko ir tu keliauji toliau ir tai nelabai ten ką keičia. Gali labai tau sugadinti pasaulį, vėl kabinėjusi prie mikrofono. Viskas gerai. Šitą gali šiek tiek sugadinti tau pačiam pasaulyje, bet man kažkaip, nežinau, man tiesą pasakius nelabai. Gal tai biškai skamba, bet man gal fainiau yra, kai ateina žmogus ir pasako, kad jam iš tiesų tas darbas kažką padėjo suprasti arba padėjo įkvėpti kažką. Ir Rygoje pastačiau tą spektaklį Blue Fox, nežinau, mėlyną lapę lietuviškai būtų matyti, kur pats parašiau pasaką ir man svarbu buvo parašyti. Ja? Daug ten įdėjau savęs, nesu puikus rašytojas, bet ir man, žinai, rodome, aš matau, kaip paaugliai reaguoja, jiem veikia, viskas fainai, viskas gražu ir panašiai, bet man gal buvo svarbiau, kai ateina mama su vaiku, kuris yra
labai ryškiai išreikštas intravertas, greičiausiai turintis autizmo kažkokių dėmenų. Ir sako, kad jam labai patiko tas darbas. Ir kad jam labiausiai patiko tam spektaklį Šešėlis. Jis labai norėjo man pasakyti, kad jam Šešėlis. Ir sakė, tai vienas iš retų tų atvejų, kai žmogus išžiūri visą spektaklį. Kažkada dariau Kaulinį senį Geležinio kalno nacionaliniam dramos teatre Vilniuje ir ten irgi įvairių komentarų gavau. Tai ten kažkas ten teatre, kaip teatre, ten kažkam nepatiko, kažkam ten per baisu buvo. O tam tarpe viena man papasako apie tai, kaip ten dukra atsistojus ant kėdės visą laiką pražiūrėjo tą spektaklį, kur paprastai išeina po 15-20 minučių. Ir atrodo, tai palau, jei turėjo iš viso pagal amžių būti nelabai, gal ten turėjo ten būti. Tai vat, man atrodo, kur tau papasako kažkokius tuos mažyčius dalykus, tai ten aš matau, ten vat, man toks yra įvertinimas. Jis nėra, ta prasme, tai nėra pointas, dėl ko mes statomi, bet tai yra ta nuostabi graža, iš kuri įkvėpia, kad supranti, kad tai yra kažkam tikrai vertinga. Ar tai reiškia, kad ten kažkaip... O yra kita vertė, tai yra tada, kai jeigu tu prisidedi prie lauko, kaip čia pasakyti, žmonės kuria tą teatrą, Lietuvoje svarsto įvairiai ir jeigu tu kažkaip atneši kažką savo naujo šiek tiek, kad jisai augtų ir tobulėtų tiek žiūrovas, tiek kūrėjai, tiek panašiai, tai ten irgi faina išgirsti iš kolegų, iš kritikų, ar kas jiem atrodo naudinga tame, bet darai tai ne dėl to, darai nes... žinai, aš 10 metų vis galvoju, ko aš čia dar darau. Tai matyt, kažkodėl negaliu nedaryti. tai kažkas matyt ten iš tiesų trigerina. Ir vaikų auditorija, nes yra labai tikra. Čia, žinai, nesumeluos, nesufeikins, kad man taip labai patiko. Jeigu manau, patiko, vaikai yra kaip ir žmonės suaugę, kaip ir maži žmonės, kaip ir dideli žmonės, kaip ir seni žmonės. Man atrodo, yra įvairi, ten yra vieni išmokyti, esu susidūręs su tokiu dalyku, išmokyti, kaip elgtis teatre. Ir ten atrodo, kad jiem viskas labai faina, jie klausė, tai kaip dėmesį sutraukė. O ten ar klausė, tai... Tai visaip, man atrodo, būna čia tokie. Aš vengiu tokių, kaip... Apibendrinimų. Kažkaip bandau bent jau negalvoti. Gerai, eikime prie tų... Bet ačiū už klausimą. Ačiū. Internetinių. Tai kaip pavyzdžiui, Akvilė Kavaliauskaitė rašytoja sako, linkėjimai Jonui ir 3 širdutės. Tai ačiū ir tau linkėjimai, Akvilė. Tada Violeta Skodaitė klausė, kada grįši į house ratelį? Taip, dabar mėnesį buvau čia ir apsileidau, aš šiaip šoku house'ą. Kas yra labai nerealu. Lau Air mokykloje Vilniuje ir prasidėjo irgi nuo to, kad darėm spektaklį su Lau Airais Savoj Krūvoj, dar tuo metu jie buvo paaugliai, dabar jau suaugę žmonės. Ir ten aš juos labai mėgstu, myliu ir didžiuojasi. Ir ten jie mane užparino eiti šokti ir, žodžiu, kažkurią vieną dieną suskydau ir pradėjau lankyti house ir labai, labai džiaugiuosi. Ir džiaugiuosi tuo, kad šiek tiek paėdu šoku, bet ir labai faina ten, tas bičiulių ratas, su kuriais šoku. Labai faina bendruomenė. Tai dabar mėnesį buvau čia, vaikščiau prie jūros ir mažai šokau. Bet, ta prasme, nuo manęs, Jonai, didžiulis respektas. Aš irgi, kai gyvenau Vilniuje, buvau užsukus tenai ir bandžiau house'ą, bet man tiesiog nenusilaužė šitas ritmas. Aš nepavyko man jo išmokti. Aš tau galiu pasakyti, pagrindinis man dalykas, kuris buvo su house'u, yra ir kodėl ten labai faina tą daryti, nes labai palaiko visi. Bet tau leidžia ir būti ir vienam, ir komandai. Ir kitas dalykas, labai daug dalykų išmokau, kaip čia pasakyti, kur daug savistabos išmoksti, daug pradedi reaguoti, kodėl čia dabar mane erzina kažkas, ne? Kodėl aš čia dabar arba kaip nesigauna tau dalykai, kaip tu į tai reaguoji,
kaip išmokti, truputį, kaip pasiduoti. Taip. Tokia daug darbo su savim tenai yra, bet jeigu pavyksta atsipalaiduoti dar šokant, kai pavyksta, tai būna awesome. Jo. Gerai, žiauriai fainai. Ir Dovilė Katiliūtė klausia, kur dingo plaukai? Akademija rinko. Ne, muzikos, nežinau, kur dingo, tai daug buvo rūpesčių gyvenime, tai matyti dėl to. Bet žinok, aš tau pasakysiu komplimentą, aš kai dariau tą žurnalistinį tyrimą ir žiūrėjau internete visokius senus straipsnis, ten viską, ir tu buvai su tokiais dar plaukais, sakau, oi ne, dabar Jonas atrodo daug geriau. Aš kažkada turėjau labai ilgus plaukus. Jo? Jo, aš rengiausi, žinai, oda ir kerzais ir visokių grandinių ten būtų. Geras. Tai yra buvę visaip, jo, bet plaukai yra nuostabus dalykas. Vertinkit plaukus, kol juos turite, džiaukitės, kai vėjas juos kedena, pučia, kai jie jau maišo ir panašiai, mylėkite plaukus. Žiauriai gerai. Tai Žiauriai gerai. Einame dabar prie durnų klausimų, Jonai. Tai yra paskutinė mūsų sekcija, taip kad spinta paskutinė, atsipalaiduok, nes pabaiga jau čia pat. Jeigu turėsi laiko, mielai priimsime vieną kitą durną klausimą iš šitą galvą nuo tavęs. Gali net autorinį užrašyti, kad Jonas Tertelis klausia, čia ateities pašnekovas. Su kokia žemybė norėtum pavakariniauti? Gyva ar mirusi? Nėra apibrėžta. Gali ir eiti į mirusiųjų pasaulį. Šiaip norėčiau atsisėsti tarp pavakariniauti su tokiais, atsisėsti prie vieno stalo su Waitsu, Jimu Jarmušu ir užkrito vienas veikėjas, bet, tarkim, su jais dviem. Tiesiog kokiam lietuviškam kaime atsisėsti ir pavakariniauti norėčiau. O jeigu iškeliavusių, tai daug labai žmonių. Žinau su kuo. Henriku Šablevičiu. O Dieve. Atsiprašau, net nežinau tokio. Henrikas Šablevičius yra dokumentikos režisierius, mūsų katedros įkūrėjas. Labai faini jo filmai. Visiems siūlyčiau pasiknisti mediatekoje ir Aukso fonde. Kažkur tikrai turėjo. Kino fonde, man atrodo, yra. Atrodo, aš kažkaip jo šypsena mane įkvėpė ir šiaip jie polėkį labai fainą turėjo, tai aš tikrai norėčiau, niekada neteko su juo pabendrauti ir norėčiau, jis man kartais taip kažkokį iš atminties ir iš tų filmų ir kažkaip tokio daug palieka ir istorijų, kiek esu girdėjęs apie tai tiek akademijoje, tiek už jos ribų. Atrodo, kad ten tuo laiku, kur buvo labai taip nieks nejudėjo, atrodo, ten buvo visai crazy. Geras, labai fainai. Aš visada, kai kažką sužinau tą dieną, sakau, kad diena yra complete. Dabar aš sužinau, nes man dokumentika labai šiaip patinka. Tai reikės tikrai pasižiūrėti. Tikrai pasižiūrėti, Henrikas Šablevičius. Jonai, laikykis. O ne. Sudainuok savo mėgstamiausią dainą. Papada. Tokia? Taip. Aš neturiu savo mėgstamiausios dainos, kaip ir neturiu mėgstamiausio atlikėjo ir filmo ar dar kažką, jie keičiasi nuo to, kuo gyvenu ir panašiai. Kartais dainuoju pats savo, tyliai, ir kartais, kai važiuoju automobiliu, mokausi dainuoti garsiai. Kaip ir visi matyti. Mano draugelis, jo. Taip. Tai gerai, tai o tas rokas, metalas, hard rokas, ar kas ten bebūtų su tom odiniam keliam, bet čia, žinok, paauglystės neišliko? Ne, tai yra toksai, kur tu kartais paklausai, tai kartais tai, bet toks, kad aš man dabar patinka daug ieškoti, atradinėti labai skirtingose žanruose kažkaip. Ir čia iš tokio bendro darbo, ir su Martynu Bialobžeskiu, ir apskritai su kitais kompozitoriais. Kažkaip tokia yra
vis padirbi, vis tau reikia kažkokių referensų surasti, dar kažkokių dalykų ir tu pradedi ieškoti daug visai kitaip gilintis į muziką ir nuostabu, filmai kartais atrakina. Jo. Tai manau, kad tokia kelionė ten visą laiką. Gerai. Ok, jeigu vampyras įkanda zombiui, vampyras tampa zombiu ar zombis vampyru? Jei vampyras... Įkanda zombiui. Ar vampyras tampa zombiu, ar priešingai zombis? Nėra paros metų, ne? Ir kur tai vyksta? Ne. Aš daugiau žinau apie vampyrus ir labai nedaug apie zombius. Iš tiesų. Aš manau, kad jie tampa toksai, kaip čia pasakyti, Labai laikausi ir nepasakydama garsiai. Šito naujadaro, kas tai tampa? Ne, aš manau, kad tiesiog yra vienas tampa paklaikusiu vampyru, nes pagaliau supranta, ko nori, turi omeny zombį, o vampyras matyt neina miegoti. Tai jam šakės turėtų būti, jo. Tai zombių geriau, ne? Nemanau, kad jie abudu egzistuoja, tai čia yra kitas. Nu gerai, kiek metų norėtum gyventi? Amžinai? Klaustukas. Tikiuosi, kad ne amžinai gyvensiu. Gyvensiu tik, kiek gyvensiu, nežinau. Tik, kiek užteks. Ar jauti artėjantį 40-metį? Oi, aš jaučiu artėjančią mirtį. 40. Ne, jaučiu, aš jau kažkuria prasme mentaliai, tai jau man kartais atrodo, kad aš jau po. A ne? Jo, bet bandau kažkaip eiti, kažkaip galvoti, kaip čia eiti atgal, matyti, kaip ir visiems tas pats yra. Jo, bet... Nėra tokio. Apskritai, man atrodo, toks klausimas, kiek norėtum gyventi, yra toksai savotiškai, nežinau, jeigu žmonėm atrodo, kad jie gali, jeigu jie galvoja, kad jie nori labai ilgai gyventi, tai aš siūlyčiau pažiūrėti filmą Šimtamečių godus. Kur šimtamečiai kalba. Labai fainas. Bet čia ne lietuviškas, ne? Lietuvių filmas, 56 metų. Esu mačius, jo. Beros, gal ir meluoju, nežinau, kino istorijos spragas, bet jo, tikrai pasižiūrėkite, jei nesat matę, ten šimtamečiai kalba apie daug papasakosime apie gyvenimą ir panašiai. Dar turi klausimą? Paskutinis. Okay. Kokio gyvūno labiausiai bijai? Kokio gyvūno labiausiai bijai? Skrolinu. Visus įmanomus gyvūnus. Kažkaip. Nežinau, o skirtingai. O kas yra? Kaip? Aš per daug galvoju, atsiprašau. Tai matyti aš kokią nors aligatorius. Jo? Nu, bet susigalvoji tokį, kur nei sutiksi, nei ką. Tai nebaisu tuos, tų, kuriuos sutikai. Baisu, kurių nesutikai. Ne. Nu, begemotas gali būti baisus tikrai. Bet irgi. Įsibėgėjęs toksai, kai pareina į tave, ne? Meška, grizlis gali būti labai baisus. Labai baisus. Dramblys gali būti baisus, bet man jie visai cute. O kas čia dar? Bet žodžiu, tie didieji ten, varlės, driežo, gyvatės, pelės, žiurkės. Gal kai kurių gyvačių gali bijoti, bet pelės, žiurkės, ne. Man tiesą pasakius, va čia yra tos, kai yra tos mažosios baimės, yra kartais net, kai nedrasus, kažkaip toksai, man kažkaip yra kaip tik tada principas kažkaip suprast, kame čia yra dalykas ir pabandyti perlipti tą dalyką.
O tu turi tokį kažką? Aš kirminų baisiausiai. O Ir kažkodėl... Kas vyksta, kai... Žinok, pavyzdžiui, ir mane jie persekioja, ta prasme. Tai žinoma, net paprikoje iš parduotuvės aš prapjaunu ir tenais baltas vikšras toks. Aš, ta prasme, metu lauk, cypdama bėgu į kitą kambarį. Man dreba visas, atrodo, kūnas, aš nežinau, kas yra. O kaip įdomu. Ir tada... ten kviečiu vyrą, kad tu daryk, ką nors. Ir, ta prasme, atrodo, kad žinai, kad jis jau išlips ir ten mane nuvejas, bet iš tikrųjų tai jisai tiesiog toj paprikoj būna ir būna, žinai, aš tiesiog jį prapjoviau. Taip, bet man labai kažkokia yra fobija. Labai įdomu, kas vyksta tavo. Žinai, kaip, bet čia toks įdomu. Man su tom baimėm yra faina labai kažkaip prigauti save tą momentą ir suprasti, jeigu aš dar pusę minutės pabūčiau šitoj baimėj. Ar dar bus tokia pati, žinai, čia kaip po šalto dušo. Perlipti, taip. Žinai, jeigu bijai lipti, tai tam, bet jeigu pagalvosi, neištirpsiu, kas su manim atsitiks realiai. Taip. Neištirpsiu, neperpūs čia mane, ne. Jie net nenodingi, tik ir, nieko neatsitiks, prasme, tu kiek jų vien, atsiprašau, suvalgai. Aš negaliu apie tai pagalvoti, žinai, bet kažkada dar prieš porą savaičių taip man toptelėjo, kad pavyzdžiui, kokiam obolį, taigi kartais gal net nepastebi, ar kažkaip, žinai, nors matai, jeigu... Gal namie, kai valgai, žinai, bet kai valgai kur nors kitur, tai, žinai, tai... O žinom tokių vietų, kur gali visko būti. Taip, jo. Tai va. Tai gerai, Jonai. Aš jaučiuosi, kad mes labai įdomiai, filosofiškai prikalbėjome. Aš tikiuosi, kad... Gal kiek per daug filosofiškai. Viskas gerai, tu toks esi. Štai koks aš esu. Dabar mes apibrėžiam tave. Nežinau. Apie ką mes čia kalbėjome? Apie teatro filosofiją. Tikiuosi ne. Aš noriu tau palinkėti. Įdomių darbų teatre vienas, čia toks palinkėjimas, tokių įdomių, kurių dar nedarėjai, ar ne? Kad vis būtų įdomiau ir įdomiau. Antras palinkėjimas, kad grįžtum į kiną ir kino aikštelę ir kad... tai būtų realybė, o ne svajonė, ar ne ilgesys, ir ne, kad tai būtų ta svajonių diena. Ta eilinė tavo diena, kažkam svajonių diena. Ir trečias, sugrįžk į Klaipėdą prie jūros. Jau išspirėt mane iš čia. Ta prasme, tu rytoj ar šiandien kažkada išvažiuosi ir mes lauksim, kada tu sugrįši su lagaminais. Gerai, tvarkoju. Jo, viskas. Ačiū. Gero žiūrėjimo, tai yra gero žiūrėjimo. Jo, visiems, kas žiūrės. Ačiū už kantrybę, ačiū jums už kantrybę. Kaip jie fainai tylėjo. Šiaip labai gera auditorija.